Jis sutaupys tai mašinai. O, va, taip. Daugiau leisti ten ant kažkokių kūrybiškų užsiėmimų, ant ten, nežinau, ten... Šeinui. Žinai, juokingai skamba, ar ne, kai aš pasakau, dukra išleidžia labai daug pinigų Šein. O kas nežino Šeino? Taip, Temu, ne, AliExpress'as ant savo... Mamai nebevaika. Nu va. Va, kodėl? Ir jų pamokai. Apie vaikų finansinį raštingumą norisi kalbėti daug ir plačiai ir aš labai daug ką girdžiu iš tėvelių, ypač tų tokių paprastų, elementarių nuogastavimų, jog mano vaikas dar per mažas, mano vaikui to nereikia. Todėl šiandieną nusprendžiau pasikviesti nuostabėją Aleksandrą Antipovą, kuri yra astronumerologė ir būtinai papasakos, jog neretai šis finansinis raštingumas įrašytas jau jūsų vaiko žvaigždynė, o gal net ir kraujyje. Tai sveika, Aleksandra. Labas, mieloji. Ačiū už pakvietimą. Žinai, iš tikrųjų norėčiau taip tiesiai šviesiai iš karto paklausti tavęs tokio tiesmuko klausimo. Kodėl žmonės vis dar abejoja, jog tai, ką tu darai, tai, ką tu iš žmonių gimimo datos pasakai, yra nesąmonė? Paprastai, mes esam žmonės ir kažkokių palengvinimų mums atrodo labai keistai, jeigu yra kažkokie palengvinimai, dažniausiai. Tai todėl geriau netikėti, negu tikėti ir naudotis šito instrumentu, nes tiek astrologija, tiek numerologija tai yra tik instrumentas ir tai yra tik kažkokia bazė, ant kurios viskas stovi ir jeigu mes ją žinom, tai ir viskas, ir galim naudoti savo naudai, greičiau siekti tikslų ir auginti savo vaikus laimingus. Žinai, dėl ko aš šito klausimo paklausiu? Iš tikrųjų, šio klausimo tavęs paklausiau, nes pradedu suprasti, kad ar gali būti, jog žmonės bijo sužinoti. Bijo sužinoti galbūt tiesą, bijo sužinoti, kad gali tekti daryti pokytį. Ar gali būti tiesa, kad žmonės aplamai bijo? Dėl ko aš to klausiu, nes su vaikų finansiniu raštingumu irgi yra taip pat. Kada žmogui trūksta informacijos, jisai paprasčiausiai ne tai, kad pasidomėtų, jis sako, ne, mums neįdomu, nesąmonė čia. Tai va, ar gali būti taip pat? Realiai labai panaši istorija, tikrai kaip ir su tavim, nes kai ateina mama ar tėtis ir sužino kažką ir supranta, kad negali vaikas būti balerina, kaip jis norėjo ir svajojo, nes pats kažkada svajojo būti balerina. O vaikas yra ten, nežinau, boksu turi lankyti, pavyzdžiui, nes pagal jo duotybės taip jam yra geriau. Ir jis pasieks užaugdamas žymiai daugiau. Vat, tai iš tos pusės jo, kaip ir pas tave, reikia kišenpinigių. Reikia duoti. Tai ką tu ten matai? Vat, jeigu ateina, aš dabar, sakykime, paimčiau vaiką, ar ne, kur tėvai sako, jog jų vaikas nebus čia jokio verslininko. Čia nesąmonė prisigalvoja, žino, kaip ten tą padaryti, viskas, nekvaršinkit galvos. Visi verslininkai nebūsime, labai dažnai, ar ne, tokią frazę girdim. Tai ką tu ten tokio matai iš skaičių, iš numerologijos ir ar tu gali, pavyzdžiui, mamai arba tėčiui pasakyti, kad jūsų vaiko gimimo datoje jo yra jau DNR, ne? Vat, kad jam reikia būti su finansais ir kaip ten viskas vyksta? Pradėsim nuo to, kad mes gyvenam pasaulyje, kur pinigai yra viena iš bazių, kurių mes turim išmokti su ją bendradarbiauti mažiausiai. Ir mes išmoksim tai daryti nuo mažens, ar mes išmoksim, kai užaugsim, vis tiek turim išmokti. Tai čia yra bazių bazė, bet jeigu kalbėti apie būtent numerologiją ir tą, ką aš matau, tai galim paimti tave. Pavyzdžiui, aš skirstau žmonės, vaikus, taip baziškai paimkim mane į asmenybės tipus. Tai dabar irgi gali apskaičiuoti savo ir savo vaikų asmenybės tipą, paimti gimimo datą žmogaus ir sudėti viską iki vienaženklio skaičiaus. Tai pavyzdžiui, ten aš esu gimusi spalio 23, 1986 metais, tai aš viską ir sudedu 2 plus 3 plus 1 ir taip toliau. Gaunasi tam tikra suma ir vėl aš ją sudedu, kad man gautųsi skaičius nuo 1 iki 9. Ir iš šitos bazės mes dabar galim jau plačiau pasižiūrėti. Tai jeigu sudėti tavo gimimo datą, gaunasi 7. Taip. Ir tai reiškia, kad kai tu buvai maža,
kad tau dabar lengviau eitų tie patys pinigai, supratimas ir apskritai gausa ta finansinė tektų lengviau, tavo tėvai turėjo išmokyti tave tvarkos, sistemos, planavimo, kad tau nereikėtų to mokytis jau kai užaugai. Mokausi dabar. Tai va. Ir jeigu tu būtų maža mergaitė ir tavo tėvai ateitų pas mane ir sakytų, Aleksandra, noriu, kad jinai būtų realizuota, laimingai, tu pagal savo pašaukimą, o kai mes einam savo keliu, visada pinigai eina lengviau. Ne taip, kad ant galvojo. Ne taip, bet tikrai lengviau, nes mes dirbam savo mėgstamą darbą ir... Geras, tai gal tada ir ateina, ne, tas toksai momentas, kodėl atrodo kitiems sekasi labiau negu man, nors darau tuos pačius veiksmus. Ir atrodo, god damn it, kodėl, aš darau tą patį, ką ir tas žmogus. Kodėl jisai skaičiuoja milijonus arba jam sekasi, ne vien tik tai pinigais, ar ne, bet, sakykime, jis mėgaujasi tuo, ką daro, taip. O staiga atsisuka į save ir galva, aš darau tuos pačius veiksmus, bet rezultato tokio negaunu. Tai taip išeina, jis tiesiog ne pagal savo numerį daro. Prieš bangas. Prieš bangas keliauja. Mes galim pasiekti bet kokio rezultato, bet jeigu mes tai darom pagal savo stipriausias savybės ir duotybės, mums gaunasi žymiai greičiau ir lengviau. Todėl, jeigu ateitų tavo tėvai, aš pasakyčiau, jai reikia planavimo, disciplinos, išmokti nustatyti tikslus ir jeigu jūsų vaikas yra 7, jam dabar to reikia, nes būtent šitie veiksmai jam padės ateiti daugiau gauti tų pačių pinigų ir lengviau. Tai gali irgi pasakyti iš savo pusės. Vienareikšmiškai, ta prasme, kai aš sužinojau savo skaičių ir aš galvoju, atsikabinkit jūs visi nuo mane su tom struktūrom. Aš prieš sistemą, aš nenoriu taip, kaip visi daro, man nereikia ten tuo pačiu metu eiti miegoti, keltis, valgyti, čia kažkokia nesąmonė. Bet kartu ir supranti, kad gyvenime kažką darai ne taip, nes negauni tokio rezultato, kokio iš tikrųjų tikėjai ir norėjai. Ir tada galiausiai niekada nepamiršiu, kaip man pasakė, o tu pabandyk 2 savaitės. Taip. Ir tada pakalbėsim. Taip. Spėkit, kas liko struktūroje. Taip, nes tavo stipriausiai pusė yra ir tokio vaiko ir yra sukurti savo sistemą, savo struktūrą ir paskui kitiems padėti, ne? Ką tu ir čia vyrai. Tai gaunasi tas skaičius, netgi paaiškina tėvams ir padeda suprasti vaiko vieną arba kitą elgesį, vaiko vieną arba kitą sprendimą ir padeda tėvams, kaip suprantu, priimti sprendimus. Kad ir paimkim, ar ne, jeigu vaikas yra sportininkas, pavyzdžiui, jis yra sportininkas. Ir jeigu tėvai, jeigu jūsų vaiko skaičius gavosi 5, tai čia yra verslininkas ir sportininkas, bet iš pradžių visada sporto ta kelionė. Ir jeigu apie tai vaikas niekada nebuvo girdėjęs, sėdėjo, nežinau, žaidė tik kompiuterinius žaidimus, niekada nebuvo susijęs su sportu, tėvai jį nemotivavo ten eiti, tai jis užauga ir jis toks, tu įsivaizduoji, jis turėjo būti olimpinis koks nors čempionas, o jis niekada net savo duotybių stipriausių net nejautė. O ką dabar, pavyzdžiui, ne, jeigu, sakykime, jeigu paimkime dabar jau suaugusius žmonės ir sužino tokius dalykus, tai viskas, batai, per vėlus, olimpiada tai galima, olimpiada, nors, yra ir suaugusių tos visos kryptis, bet faktas, kad tada reikia įvesti jau sportą, jau taip normaliai ir kažkaip bandyti pasivyti, nes vis tiek tos savybės yra. Žmogus gimė su tom duotybėm, bet kol jis, pavyzdžiui, nevaikšto į tą sportą kaip pavyzdys, tai faktas, kad jam su tais pačiais pinigais bus sunku, nes jis ir galvos, gal aš kažką ne taip, ne ten, nežinau, tik pradeda judėti ir jam viskas juda. Nes, tai dabar taip, atklausau ir galvoju, tai kadangi nuo rugsėjo mėnesio prasideda finansinis raštingumas vaikų ir man iš karto atkylas, tai ar visi vaikai gali būti finansiškai labai tokie aktyvūs, susikoncentravę, nes man tėvai dažnai sako, mano vaikas viską išleidžia, mano vaikas viską taupo. Aš iš savo pusės, visada sakau, nėra blogai, nei gerai, nei taupyti, nei išleisti, nereiškia, kad tas, kuris taupo, šaunuolis, o tas, kuris išleidžia, o jis, koks, šitaip pat. Tai dabar klausimas, tai ar pagal numerologiją yra kažkoks skaičius, kur vaikai turėdami, jie privalo būti, jau taip drąsiai sakau, privalo būti
Nes tarp kitko, iš psichologinės pusės yra toks įdomus tyrimas padarytas, kad mūsų visuomenė, bet čia ne tik Lietuvos, aplamai visuomenė, jie dar nėra laisva pati priimti sprendimų. Kad jeigu nebūtų parašyta mokslas vaikams privalomas, tai visi sakytų, tai mano vaikas menininkas, tai jam per anksti, tai jam taip atrastų tų. Bet kai parašo, jog privaloma, nu tada kažkaip visi vis tiek bumba, bet veda, nes tai yra privaloma. Tai kam tam vaikui reikės tos geometrijos, nieko čia tam vaikui vis tiek randa, kur va taip pat, ne? Kadangi finansinis raštingumas dar nėra privalomas, tai jie kaip ir dar renk kol kas. Labai tikiuosi kol kas. Taip ir bus. Bet ko pasiekoje, kol dar nėra privalomas, tai visi dar renkasi. Tai ten nemokina to, tai mokina per daug dirbti, tai čia mokina pinigus labiau mylėti ir taip toliau. Tai ar yra tėvų pasirinkime, kur vaikai, tai drąsiai pasakysiu, turi ugdyti vaikuose finansinį raštingumą? Ar yra toks koks skaičius, vat, kur? Aš sakyčiau, daugumą skaičių, tik tai visi skirtingai. Nes, pavyzdžiui, mes pakalbėjom apie 7, mes pakalbėjom apie 5, paimkim, pavyzdžiui, 3. Nes mane dukra yra 3. Neturiu nieko 3. Skaičius 3 yra apskritai susietas numerologijoje su pinigais. Ir tokiam vaikui nuo mažens, jeigu vat, ir jūs pastebėsit, jeigu gimsta 3 šeimoje, tai pinigų visada daugėja, bet daugėja tam, kad tam vaikui viskas būtų pirkta. Wow, okay. Nes jo tikslai, svajonės, jie visada realizuojasi per pinigus ir kiti žmonės, darbai, projektai, viskas sukasi taip ir nuo mažens jie turi tuos pinigus. Bet sunkiausia tokiems vaikams ir paskui, kai jie užauga, jie nemoka nei atidėti, nei kažkaip pasiskirsti. Tie pinigai eina srautais, bet jie nemoka juos net apčiuoti. Jų valdyti. Tai pavyzdžiui, jiems sakyti, kad jums reikia taupyti, ne, bet kad nuspręsti į kokį projektą, ten nežinau, kriptovaliutą ar ką, ne, kur nukreipti, būtinai jie turi žinoti tuos visus dalykus. Nes pinigai visada eina jiems, bet ką su jais daryti, tik tai... Supratau. Taškytis jau vat iš šitos pusės, ne? Toliau, pavyzdžiui, tavo dukrų skaičiai kokie pas mus yra? 8 ir 2. 8 ir 2. Nu, va, žiūrėk, 2. Tai yra žinių skaičius, tai reiškia, kad jinai turi žinoti, ką su tais pinigais daryti. Ne tai, kad jai ten būtina vėlgi išmokti dėti tos tikslus finansinius, bet jinai turi kuo daugiau žinoti, kada atsirado pinigai, kaip jie ten, žinai, iš krauklyčių anksčiau tengi... Istorija. Ta visa istorija. Vat jai reikia daugiau tos bazės duoti, bet jinai turi žinoti apie pinigus, nes kitaip, jeigu jinai nepažįsta kažko, jinai net nemoka ir nežino, ką su tuo daryti. Nes jai ateina rezultatas, tai yra pinigai ateiti. Tik po to, kai jinai gauna informacijos ir žinių. Gavo apie pinigų žinių, viskas, jinai žino, kas tai ir jai jau dėliojasi lengviau. Wow, tai vat iš tos pusės. O ne taip, kad ateit ir sakyt, tu turi taupyti? Ne visiems vaikams. Tai vat apie 2 kalbant, ar ne? Vat jie jau nepavyks sakyti, vat, tu dabar privalai taupyti. Ne, tu turėsi argumentuoti ir labai aiškiai papasakoti, kodėl, kam ir kodėl jinai turi tai daryti. Nes jinai pasakys, Man šitas yra labai aktualu, nes realiai, kai pas mane ateina nemažai mokinių, kurie mokinasi ir atrodo visiems pasakai tą pačią informaciją ir vienas priema greičiau, kitas lėčiau, kitas pagauna, kitas nesupranta ir tad labai dažnai mes sakome, kad tai yra vaiko amžius. Ir tėvai dažnai sako, jis dar per mažas. Bet dabar, va taip klausydama tave, žinai, taip galvoju, bet čia yra tiesiog nežinau vaiko tipažo, ar ne, vat, numerio, kaip prie jo prieiti. Taip. Tai vat gaunasi 2, tai labai įdomu priešistorė. Jo, jam reikia kuo daugiau apie tai papasakoti ir jam bus pačiam labai įdomu, jis viskas stebės, žiūrės, dalin, nu ta prasme. Čia reikia įvesti į finansinį raštingumą, kad pirmą tėvai surašytų gimimo datas, aš tada žinosiu tipažus. Bet šiaip tavo mokymuose yra ir teorijos, ir praktinių dalykų, tu viską sudedi ten, todėl daugumai vaikų ir tinka, nu kaip visiems skaičiams. Nes pavyzdžiui, jeigu vaiko skaičius yra ten 6, nu tai jis toks tinginukas bus visada ir jį labai ten stipriai tu jau nepaspausi, bet jeigu jam įdomu, for fun, žinai, su visais kartu,
su draugais, tai viskas, jis viską irgi darys, taupys, žinos, nes, nu, vat jam tai biškai palengvintas scenarius gyvenime, žinai, sakyčiau. Ir todėl jį labai spaustas, kai tu privalai vaikščioti, tu privalai ten tos pinigus, ne, jis gali va taip ir išleido. Ir jam yra visiškai ok, nes, nu, jam lengviau ten biškelį viskas eina, ne? Tai todėl, pavyzdžiui, grįžtam prie tavo vyresnios. 8. Jo, 8. Vat žiūrėk, 8 tai šiaip iš savęs vyresni žmonės čia yra didžiuliai darboholikai. Ta prasme, antiek perfekcionizmas yra davesti iki ten smulkmenų, nu, to, ko neįmanoma, ne, tai vat jie labai pergyvena. Tai vat kas liečia pinigus. Šiaip 8, jeigu mes pasižiūrim iš tos pusės, gausos ženklas. Arba ratų ratas. Užburtas. Tai vat dažniausiai žmogus nemokantis ilsėtis. Ir vat jeigu ją labai spausi su tais deadline'ais, tikslais finansiniais, tai jai bus batai, nes jinai ir pati iš savęs labai daug ką reikalauja. Tai jai atvirkščiai, aš, pavyzdžiui, ją motyvuočiau daugiau leisti ten ant kažkokių kūrybiškų užsiėmimų, ant ten, nežinau, ten... Šeinui. Jo, bet tegul. Žinai, juokingai skamba, ar ne, kai aš pasakau, dukra išleidžia labai daug pinigų šein. Šein tai yra... Man jaunimas tikrai žino ir ne tik jaunimas. O kas nežino šeino? Taip, Temu, ne, AliExpressas. Bet daugiau šeinas, nes ten tai drabužiai, papuošalai. Ir aš kartais pagalvoju, kad irgi dažnai nurašoma, ne, tos paauglius, kad, nu čia šūdus perka ir panašiai. Bet kadangi jinai eina per kūrybiškumą ir jinai leidžia tos pinigus ir sutapatinė ją su skaičiumi, tai tada matai, ką ji renkasi, ką ji perka, kaip ką prie ko derina. Kaip jinai masto tos, kad ir tuos outfitus. Na ir kažkaip... Ir turi paleisti šitą vietą. Jo, paleidžiu. Jo. Nes, pavyzdžiui, būtų 7, tai jau reikėtų kontroliuoti daugiau, nes 7 sunkiausia apskritai kažkam paklusti ir vadovauti, ne? Todėl vaikai 7, tai sunkokie jie tokie. Nu, jie tokies. Gerai, kad aš mamai nebe vaikas. Nu va. Jo. Va, kodėl? Ir jų pamoka, žinai, yra išmokti tos sistemos, o jie maištauja iš visų pusių, bet kol jie tai nepraeis, kaip 8, kol neišmoks ilsėtis ir savo tvarkaraštį įdėti poilsį arba kūrybą, tol jam, daug darbo, rezultato minimaliai arba nulis. Tai gaunasi, kad pas kiekvieną iš kiekvieno vaiko mes galime matyti ne tik verslininką, verslininkai, mes čia labai gal taip plačiai sakom, verslininkai visi, bet kiekvienas vaikas finansiškai turi būti atsakingas, ne, mes tą suprantam, bet kokį metodą jam pritaikyti, jau nebe sistemos darbas. Jau realiai tu turi suprasti vaiko asmenybę, turi suprasti, kaip visą tai užtruks, kiek visą tai užtruks, kaip visą tai padaryti ir tai padeda būtent skaičiai. Taip, nes mes mamos puikiausiai pažįstam savo vaikų. Ir kai mums pasako, šitą reikia vaiką biškelį prižiūrėti, o šitam atvirkščiai padėti, kad jis daugiau išleistų, o ne viską sutaupytų tik tai, tai čia jau yra mūsų darbas. Mes šiaip šitą žinom. Bet kai kažkoks žmogus, kuris nepažįsta nei tavęs, nei tavo vaiko, sako tau tą dalyką, kurį tu jauti kaip mama, tai čia ir yra, tai žinai, magika. Magija. Nes skaičiai parodo faktą. O tu toliau jau pats sprendi, čia jau yra tavo. Taip. Bet paskui, jeigu mes nekreipiam tai dėmesį, kol auga mūsų vaikai, tai mes žinom, kokios bus pasiekmes. Nes mes matom aplinkui, kiek nerealizuotų žmonių, kuriems nesigauna, nežinau, uždirbti ir taip toliau. Kodėl? Visur galima atrasti atsakymą. Tai pavyzdžiui, irgi, jeigu vaiko skaičius yra 9, tai čia toks pokyčių nešėjas, kuris pastovi kažką sugalvos. Ir pavyzdžiui, tokiam vaikui, jeigu jis pradėjo taupyti, nežinau, riedučiams ir paskui po mėnesio sako, ne, aš taupysiu ten dviračiui. Čia normalu. Čia reikia tik džiaugtis, kad jis bent mėnesį tai darė. Nes jo užduotis iki 18 metų išbandyti viską, kad tik kas šauna į galvą. Visus metodus, visus darbus, visko. Ir tada jis, kai užaugs, bus
jis supras savo stipriausias pusės, kad nėra kažkokio vieno darbo, kurį jis dirbs visą gyvenimą ir ta prasme ir viskas. Ir jis yra laisvas ir laimingas. Ir pinigai ten tie teka. Va, o jeigu mes įmam ten vaiką, kurio skaičius yra 1, va čia yra kas? Lyderis. Čia yra kas? Tas, kuris pirmauja, tas, kuris eina į priekį, tas, kuris veda iš paskos. Tai jam labai reikia tų visų finansinio raštingumo ir informacijos, ir bazės, ir tų visų detalių, ir pačiam išmokti ir taupyti, ir išleisti, nes jis paskui ves iš paskos. Nes dabar tai, ką pasakoju, aš taip galvoju, yra kursai online pas mane, tokių paauglių, ypač nuo 14-18 metų, kur tik įsijungia ir kameras, ir nebijo, ir jeigu sujungi į bendras grupės daryti, tai matai, kad na ką, dabar pradėsime tada analizuoti. Ir aš suprantu, kad wow, tai visko gali būti, kad vienetukai. Jie lyderiai ir jiems reikia duoti tą lyderystę. Jeigu jis nusprendė, kad jis taupys mašinai, nereikia jį kažkaip, jis taupys mašinai ir jis sutaupys tai mašinai. O, va taip va. Nu, tai va. Watch me. Na jo, todėl tos informacijos vis tiek, bet kokiu atveju, kiekvienam skaičiui reikia tos bazės. Nu, bet kokiu atveju. Tiesiog, va, kokį vaiką paspausti, o kokį biškį paleisti, tai va, čia jau mes tada žiūrime, ne? Bet nu, bazė reikalinga visiems, kokiam pasaulyje gyvenam. Bazė reikalinga visiems. Jo. Iš tikrųjų, ačiū, noriu padėkoti tau, Aleksandra. Ir, žinai, vat, pokalbio metu, nors atrodo, žinau savo skaičių, žinau dukrų skaičių, žinau ir pažįstamų draugų ten vieną kitą skaičių. Ir va dabar klausau ir aš taip galvoju, kad ir kiek skeptikų būna aplinkui, kad ragana, o Dievas, tom nesąmonėm vėl čia užsiema. Bet dažniausiai ištempia klauso ausis, nes tikrai pastebi tam tikrų dalelyčių, kurios galvoja, god damn it, bet rimtai apie mane, ar ne, ypač suaugę jaučiu flashbackas į vaikystę būna, arba stebėjimas daugiau vaiko. Tai nebijota, ne? Neišbursi, nepribursi. Ne, bet ir suaugusiam iš karto aišku, kodėl taip yra jo gyvenime. Na, aš sakau. Nes, tėvaigi neatėjo pas mane. Tik tai nenorim pripažinti, žinai, tam tikrų dalykų. Sakau, bijom pokyčių. Taip, bet viską galima pakeisti. Nėra taip pasaulyje, kad viskas. Neįmanoma. Įmanoma. Tai pradėkime pokytį iš tikrųjų nuo vaikų. Pradėkime pokytį nuo vaikų, leiskime jiems patiems patirti, kas yra finansai, kas su jais vyksta ir kad finansinis raštingumas yra ne tik apie taupimą, kad finansinis raštingumas yra jų gyvenimo pagrindas, už kurį anksčiau ar vėliau vaikai tikrai padėkos.